Pirmą kartą į pirmąją klasę, pirmas žingsnis į mokyklą, tiek pirmokams, tiek jų tėvams tai didelis stresas ir rūpestis. Kad ši diena liktų vaikų atmintyje kaip graži ir linksma šventė, Jonavos pradinė mokykla surengė nuotaikingą mokslo metų pradžios šventę. Pirmokus į mokslo ir žinių stotelę atvežė margaspalvis traukinys. Jos lydėjo mokytojai ir traukinio palydovai Tomas ir Jolita. Vagone pas mus atvyko pirmos B klasės mokiniai ir mokytoja Ilma Putikienė. Pirmos C klasės mokytoja Odeta Balskienė ir jos šaunūs mokinukai. Tuku traukinys atpurškavo garvežys. Plojam dar kartą visiems atvykusiems į Jonavos pradinės mokyklos mokslo ir žinių stotelę. Šventė pradėta visiems kartu sugiedojus Lietuvos Respublikos ir mokyklos himną. Mokyklos direktorė Birutė Prasauskienė džiaugiasi, kad vaikai šią dieną įžengs į gražią šiais metais renovuotą mokyklą. Rugsėjo 1 yra šventė visiems. Tai mokslo ir žinių diena. Nėra nė vieno žmogaus, kuris nebūtų lankęs mokyklos, nesėdėjęs mokyklinėme stole, neturėjęs mokytojo. Šį rugsėjo 1 mums yra ypatinga. Mes įžengsime į naują, erdvę, modernę mokyklą. Mokyklos pastatas statytas labai seniai, 1980 metais. Todėl pastato statybai naudotos medžiagos netitiko dabartinių norminių reikalavimų. Siekiant išspręsti daugelį iškilusių problemų, Jonavos pradinėje mokykloje įgyvendintas projektas viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygmeniu, kurio vertė 1 179 162 litai. Projektą finansavo Europos Sąjungos sanglaudos fondas. Dar 1 milijoną litų darbams skyrė Jonavos rajono savivaldybė. Ačiū jiems, paplokime jiems. Šventė netruko sveikinimų ir gražių linkėjimų mokytojams ir mokiniams. Renginyje dalyvavo Jonavos rajono savivaldybės švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Vytautas Žebrauskas, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys Saulius Jakimavičius, statybos skyriaus vedėjas Mantas Petrauskas, kuris labai daug prisidėjo prie mokyklos renovacijos darbų. Jonavos policijos komisariato prevencinio poskyrio specialistė Jelena Pališkienė ir jos augintinis Amsius. Jonavos priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos valstybinės priežiūros poskyrio vyresnysis inspektorius Saulius Vencevičius. Pirmokams šią dieną įteikti pirmokų pasai. Nu dabar dar vedėjas, žinau, vaikai jums turi dovanėlių. Čia liečia mūsų mažiausias pirmokėlius. Yra pirmokų pasai. Tai pirmokai, vakar mūsų šalies prezidentė Amerikos lietuvių vaikučius pirmokus pasveikino su rugsėjo pradžia, su mokslo metais ir įteikė pasus. Jūs kiekvienas irgi gaunate tikrą pirmoko pasą. Nuo šios dienos jūs tikri Jonavos pradinės mokyklos mokiniai. Su kuo jūs visus ir visi sveikiname. Šventės metu į dangų kilo margaspalviai balionai, skambėjo dainos, eilėraščiai, šokiai.
meilė